Nors istoriniuose šaltiniuose Nida pirmą kartą minima jau 15 amžiuje, šiandien mes vaikštinėjame po trečiąją Nidą. Manoma, kad pirmoji Nida buvo įsikūrusi prie Grobšto rago, o po 200 metų ją palaidojo smėlio audros. Tuomet jos gyventojai persikėlė ir įkūrė antrąją Nidą, netoli Tylos slėnio, prie kurio šiandien šliejasi Parnidžio kopa. Tačiau keliaujančios smėlio kopos buvo negailestingos ir antrajai Nidai. Gresiant užpūstimui 1732 metais žmonės pasitraukė ir įsikūrė dabartinės trečiosios Nidos vietoje. Paskutinis žmogaus susirėmimas su gaivališka smėlio jėga vyko XIX amžiaus pabaigoje. Jei žmonės savo rankomis nebūtų apsodinę ir sutvirtinę plikų smėlio kalnų, stūksojusių prie Nidos, ypač Urbo kalno, nuo kurio laivus lydi Nidos švyturys, tikriausiai šiandien susitiktume ne trečiojoje, o ketvirtojoje Nidoje, nes ši trečioji Nida būtų palaidota po smėliu. Sveiki, su jumis laida Lietuvos muziejų ir šiandien sveikinuosi su jumis iš vienos gražiausių vietų Lietuvoje, iš Neringos. Čia ruošiuosi aplankyti net 4 muziejus. Šie muziejai pasakoja apie sunkią Kuršių nerijos čia gyvenusių bei apsilankiusių žmonių istoriją, tad kviečiu keliauti drauge su manimi ir su viskuo susipažinti iš arčiau. Pasaulio rašytojų dažnai vadinamo Tomo Mano žvilgsnis neaplenkė ir tuo metu dar mažai žinomo žvejų kaimelio Nidoje. Mažas Lietuvos lopinėlis tarp marių ir jūros rašytojų tapo ne tik atostogų, bet ir įkvėpimo kūrybai vieta. Vos kelias vasaras čia praleidusi Manų šeima išgarsino Kuršių nerijos vardą ir paliko čia svarbų pėdsaką, kuris prisimenamas ir šiandien. Apie šį svarbų rašytoją šiandien pasakojama viename iš Neringos muziejų padalinių. Rašytojo Tomo Mano memorialinis muziejus yra vienas labiausiai lankomų muziejų visoje vakarų Lietuvoje. Rašytoją Tomą Maną, kuris jau buvo garsus, nes labai jaunas, parašė 26 metų kūrinį Budenbroką ir tokiu būdu jis išgarsėjo visoje Vokietijoje. Ir ji labai norėjo pasikviesti į karaliaučių Goldšteinas, kuris buvo Giotės draugijos pirmininkas ir savo draugijai jam be abejo buvo garbės reikalas pasikviesti Tomą Maną susitikimui su draugijos nariais. Ir tai sunkiai sekėsi, maždaug apie 8 metus, kiekvienais metais. Goldšteinas rašė Tomui Manui, kad jis atvyktų į Kenigsbergą, kuris buvo taip pat jau didelis rytų Prūsijos miestas. Tačiau jam atrodė, kad tai galbūt yra tokia gana provincija, o jau nekalbant apie Kuršių neriją. Ir kai Tomas Manas su žmona čia atvyko, jį lydėjo dailininkas Mollenhaueris, jie pamatė šitą vietą, čia iš esmės nebuvo nei medžių, tai buvo kopa su vaizdu į marias. Ir jie tiesiog įsimylėjo į šitą vietą. 1929 metų vasarą pirmą kartą Nidoje apsilankęs Tomas Manas su žmona Katja buvo anot paties rašytojo pagauti neapsakomo tos gamtos savitumo ir grožio. Nidoje ant Uošvės kalno pagal architekto iš Klaipėdos Herberto Reismano projektą buvo pastatytas vasarnamis, kuriame rašytojas Tomas Manas ir apsistojo. Pats Tomas Manas čia vasarodamas, jis čia tikrai neatostogavo, jisai atvažiavo čia dirbti, tai yra rašyti. Ir turėjo labai griežtą dienotvarkę, pagal kurią turėjo ir visa šeima derinti, žinoma, ten ryte pusryčiai, vaikai išeina į lauką žaisti. Na, o Katja man, žinoma, visą ūkį labai atsakingai prižiūrėjo. O Tomas Manas praktiškai visą dieną sėdėjo savo darbo kambaryje, žinoma, žiūrėdamas ir į Kuršių marias ir labai atsakingai rašė. Ir jis čia parašė vieną dalį iš jo žymaus labai kūrinio Juozapas ir jo broliai. Susirašinėjo su viso pasaulio leidyklomis, autoriais, redaktoriais. Žodžiu, Nidoje aš įsivaizduoju, kad virė gana įdomus gyvenimas. Istoriniai įvykiai pakeitė šeimos planus. Hitlerininkams prijungus Klaipėdos kraštą prie Vokietijos, rašytojo vasarnamis virto kariaunos medžioklės būstu. Po Antro pasaulinio karo namas buvo labai stipriai apgriautas čia ir jau buvo pradėtos ardyti sienos, kareiviai čia esantis pradėjo deginti visą tai ir tos autentikos išliko labai nedaug. Tai yra laiptai,
Ir yra nedidelė koridoriuje plytelių erdvė, kurioje tai tikrai dar mena Tomo Mano laikus. Iš ties tokio didžiulio vėlgi atsitiktinumo dėka ir turim padėkoti rašytojui Antanui Venclovai, kuris 1955 metais dar esant gyvam Tomui Manui nuvyko į Vokietiją, į Veimarą ir susitiko su rašytoju Tomu Manu jau praktiškai prieš pat jo mirtį. Ir Tomui Manui be abejo buvo įdomu sužinoti, o kaipgi tas mūsų vasarnamis Nidoje. Ir Antanas Venclova jis pažvelgia gana taip gudriai ir atsakingai ir teigia, kad taip viskas čia yra gerai, čia yra vieta skirta kultūrai, nors iš esmės čia jau buvo praktiškai griuvėsiai iš šito namo. Ir kai Antanas Venclova grįžo į Lietuvą, jis būdamas rašytojų sąjungos pirmininku, pradėjo tam tikrus darbus ir ryšius, jog vis dėlto reikia atstatyti šitą namą ir įamžinti tokį svarbų įvykį, jog Nobelio premijos laureatas vis dėlto čia viešėjo Lietuvoje, Nidoje. Nuo 2014 metų muziejuje veikia nauja ekspozicija. Moderniųjų technologijų dėka ji ne tik primena Nobelio premijos laureato gyvenimo bei kūrybos faktus, bet ir poetiškai atkuria jo vasarnamyje praleistų dienų atmosferą. 1995 metais iš naujo buvo viskas vėl pastatyta ir jau atkurta būtent pagal Tomo Mano dukros pasakojimus. Ir iš esmės tai čia be abejo, kad viskas yra atkurta autentiškai. Ir nes sovietmečiu buvo kitokia stogo danga, o originali buvo būtent nendrinis stogas, tai buvo atkurtas nendrinis stogas. Ir jisai teigia, kad čia jis jautėsi kaip laive, kaip kapitonas, čia tas namas kaip laivas. Jie labai mėgo būti šioje vietoje. Čia nuolat buvo pintų baldų komplektas, kurie su šeima čia vakarodavo ir galbūt ir su bičiuliais. Ir mes, žinoma, norėjome išsaugoti šitą vietą. Ir čia vyksta daugybė renginių vasaros metu ir tarptautinis Tomo Mano festivalis. Čia vyksta ir įvairios diskusijos, seminarai ir čia žmonės tikrai su malonumu renkasi į renginius ir pasirenka šią vietą. Ir taip pat galima išgerti kavos gražioje erdvėje. Visai netoli Tomo Mano muziejus yra įsikūręs Kuršių Nerijos istorijos muziejus. 1969 metais muziejus duris atvėrė tuo metu neveikusios Nidos liuteronų bažnyčios pastate. Dėl tuo metu vyravusios ideologijos nuostatų ekspozicija buvo suvaržyta ir pasakojo tik apie Kuršių Nerijos kuršių marių atsiradimą bei čia gyvenusius žmones, gamtą ir vietinį verslą. Kuršių Nerijos istorijos muziejuje didelis dėmesys skiriamas vingiuotai ir sudėtingai Nidos krašto istorijai. Vienas ryškiausių ekspozicijos akcentų – Nidos pašto stoties istorija. Ekspozicijoje pasakojama ir apie sėkmingą Nidos istorijos periodą iki 1833 metų, kai čia lankėsi daugybė Europos kultūros elito atstovų – Prūsijos karalius Friedrichas Vilhelmas III ir karalienė Luizė, prancūzų filosofas Denis Diderot. Šito muziejaus paskirtis yra pasakoti Kuršių Nerijos istoriją ir atskleisti labai sudėtingą istoriją, jos etapus, todėl kad šis atrodo pusiasalis, kurio ilgis tik 98 kilometrai, per savo visą egzistenciją išgyveno nepaprastai sudėtingą gyvenimą ir būtent šitame muziejuje bandyta tai ir parodyti per muziejaus ekspoziciją. Ir viena dalis tai yra istorinė, o kita yra verslai, kur irgi yra pasakojama, kuo vertėsi čia gyvenantys žmonės. 20 amžiuje Nida tapo vokiečių dailininkų intelektualų pamėgta vasarojimo ir kūrybos vieta. Tapytojai, fotografai, rašytojai, aktoriai, kompozitoriai Kuršių Nerijoje rado ramybės salą, kūrybinio įkvėpimo šaltinį, spingsint žibalinėms lempoms, menininkų globėjo Blodės viešbučio dailininkų verandoje. Iki išnaktų būdavo diskutuojama aktualiais meno klausimais, skambėjo muzika ir poezija.
Nidos meno kolonija buvo viena iš tokių galingiausių kolonijų, kuri buvo žinoma visoje Europoje. Ir jos pradžia tai yra XIX amžiaus vidurys, kada buvo įkurta Karaliaučiuje dailės akademija ir tada studentai, tai yra dėstytojai su studentais, važiuodavo į gamtą piešti, nes akademijoje buvo ta kryptis kraštovaizdžio tapyba. Ir pirmieji dailininkai Nidoje pasirodė XIX amžiaus antroj pusėj. Kas viliojo Nidoje? Nidoje viliojo juos tas archainis gyvenimo būdas. Menininkus dar traukė ir ta gamta, nes tokios pirmapradės gamtos niekur kitur rasti praktiškai negalėjai jau. Bet jų pagrindinės vieta, kur jie sustodavo, tai buvo garsusis Blodės viešbutis. Va čia mes matom Blodės viešbučio, interjero detalės, štai namas Helena, kur gyveno. Nida dažnai vadinama ir Lietuvos istorinių sklandymo lopšiu. Čia buvo paruošta daugybė garsių pilotų, sukonstruota įvairaus tipo sklandytuvų, atlikta tūkstančiai skrydžių, pasiekti tuometiniai rekordai. Nidos sklandymo mokykla paliko didžiulį indėlį tolimesniam Lietuvos aviacijos vystymuisi. Tada 1933 metais įkūriama sklandymo mokykla Nidoje. Ir Heidrikis buvo pirmasis jos vadovas. Patys entuziastai pasistatė angarą ir pradėjo skraidyti. Pradžioj tai jie skraidė pažaislyje, bet čia pasirodė geresnės sąlygos, nes jeigu, sakysim, tupi įsmėliant su sklandytuvu, tai ne taip jau prisitrenksi stipriai. Buvo sugalvota Juodojo Vabalo ordinas ir va čia matot, čia labai dažnai paklausia, kas čia yra. Ir medinis kalavijas, oro piratas. Tai čia šitie apdovanojimai būdavo skiriami tiems nevykėliams sklandytojams, sakysim, jeigu jis palauždavo sklandytuvą arba jį sulaužydavo. Tai gaudavo šitą Juodojo Vabalo ordiną, o tas kalavijas tai buvo įteikiamas dar kitaip, labai viešai, reiškia rikiuotėje. Ir tada jis turėdavo pasikabinti savo prie lovos ir jis kol perimdavo kitas šitą estafetę. Čia tokie pajuokavimai buvo, aišku, nepikti, bet pastangos, kad tu skraidytum dorai, tai buvo. Žvejyba Nidoje buvo, o galima sakyti, kad ir yra pagrindinis amatas. Tačiau kągi darydavo žvejai, kuomet nebūdavo žuvies ir kodėl yra sakoma, kad Nidoje yra ir 5 metų laikas? Nidos žvejo etnografinė sodyba yra ant marių kranto, pietinėje senosios Nidos dalyje, buvusiame Hakeno kaime. Sodyba pastatyta vietinių meistrų, ją sudarė 2 namai, sujungti vienas su kitu. Ir tai buvo gana charakteringas reiškinys, kai šeimos atžala vesdavo ir jaunoji šeima įsikurdavo šalia tėvų, pristatant naują namo dalį. Šis namas buvo pastatytas 1927 metais Martino Purvino ir šitame namo gale, kur mes dabar susitinkame, iki Antrojo pasaulinio karo, iki tų dramatiškų įvykių, kurie perkeitė šitą kraštą, čia gyveno Peleikių šeima. Ir šitose nuotraukose galim pamatyti būtent šitą namą, šituos vaikus, kurie lakstė ir krėtė čia išdaigas, Johaną ir Henrietę Peleikius. Ir šitame name, kur dabar įrengtas yra muziejus, Nidos žvejo etnografinė sodyba, gyveno 8 žmonės. Nidos žvejo etnografinėje sodyboje pristatomos Kuršių nerijos žvejų tradicijos, buitis, pasakojama apie senąją žvejybą. Šitame krašte mes turime tokį unikalų dalyką – 5 metų laiką. Jis vadinasi šaktarpis. Tai yra kuršiškas žodis, kuris skamba šaktarp, mes tik jį sulietuvinam, pridedam galūnę as. Ir šaktarp yra vizualus žodis, kuris reiškia tarpą tarp šakutės dantų. Jis vizualiai pademonstruoja tai, kad, tarkim, jeigu mes maistą pasmeigiam su šakute, mes turim ką įsidėti burną ir valgyti, bet jeigu jis prakrenta pro tarpą, tai mūsų burna lieka be maisto, mes neturim ką įsidėti į burną. Ir šaktarpis yra metas, kai jokių metodų, jokių būdų tu negali išsitraukti žuvies iš vandens.
Per šaktarpį, kuris dažnu atveju tapdavo ir badmečio laikotarpiu, Nerijos gyventojai valgė varnieną, sugautą paukščių migracijos metu. Kuršių Nerijoje varnas gaudydavo seni žvejai ar jaunuoliai negalėję plaukti į žūklę. Jie vadinti varnų gaudytojais, varnagaudžiais medžiokliai ruošdavosi iš anksto. Įdomu tai, kad esminis darbo pasidalinimas šitam krašte buvo toks, kad vyro darbas yra ištraukti žuvį iš vandens, moters darbas yra tą žuvį apdoroti, paruošti šeimai valgyti, paruošti atsargas ir parduoti ją. Moteriai be abejo reikia kažkur įsidėti uždirbtus pinigus, nes žuvis tai lygų pinigas. Kiek parduosi tą ir įsigysi už gautą pelną. Taigi moters kostiume šito krašto atsiranda toks unikalus delmonas. Jį moteris apsijuosdavo ant juosmens. Tai yra tarsi šiuolaikinės tašės prototipas. Tai yra, o keliaujant į bažnyčią, tai jau delmonai atrodė visiškai kitaip. Be abejo, kai tu keliauji į bažnyčią, kai tu įsidedi galbūt namų raktus arba savo giesmyną, tai jau gali pasidemonstruoti ir pasipuikuoti prieš kitas moteris, kokia esi naginga siuvėja ir delmonų gamintoja. Tai delmonas yra įtrauktas į nematerialų į mūsų nacionalinį paveldą. 2017 metais pirmą kartą atnaujinta sodybos ekspozicija, panaudojant šiuolaikinę inovatyvią įrangą, įvairius vizualinius sprendimus bei kūrybinės instaliacijas, kad lankytojas pajustų senųjų gyventojų buvimą šalia. Atnaujintos ekspozicijos koncepcija – sustabdytos akimirkos pojūtis. Tarsi namas būtų pilnas gyvybės, jo gyventojų judesio ir šurmulio, todėl autentiški daiktai eksponuojami, tarsi sustingę savo veiklos įkarštyje. Tai šitame muziejuje be pačios ekspozicijos mes turim tikrai labai patrauklų ausiai audio gidą. Tai visų pirma galima ir išgirsti plačiau apie pačią istoriją šito namo ir šito krašto žvejų gyvenimą. Tiek apie jų buitį, tiek apie egzistencinius dalykus, apie nuo gyvenimo iki mirties. Tai audio gidas tikrai yra labai nuostabi pagalbinė medžiaga supažindinant su šituo kraštu. Čia yra padaryti tam tikri muliažai, tarkim, galima ir pasimatuoti ir pakilnoti žvejo batus, kuriuos jis avėdavo eidamas ant ledo. Edukacinės programos čia vyksta ištisus metus. Iš tiesų dirbam ir su mokyklomis, ir su šeimomis atostogaujančiomis šiame krašte, ir žiemą, ir rudenį, kai vyksta įvairūs tie individualūs žmonių keliavimai po Kuršių neriją. Nidos simbolis švyturys. Šį švyturį ypatingai pamėgo XIX amžiuje Nida savo įkvėpimu, bei kūrybinę rezidenciją laikė taip vadinamieji prūsiškieji Barbizono dailininkai, impresionistai ir ekspresionistai. Švyturį taip pat mėgo fotografuoti atviručių kūrėjai, čia atvykę turistai bei vasarotojai, na, o dėl jo spalvų švyturiui buvo suteiktas ir Raudonojo Kristupo vardas. Čia mes pasakojame iš tikrųjų dvi istorijas. Tai pirmojo švyturio, kuris buvo pastatytas 1874 metais. Čia priėjus prie švyturio jūs galite pamatyti pirmojo senojo Nidos švyturio modelį, kurį sukūrė Nidos mokytoja. Deja, švyturys besibaigiant Antrajam pasauliniam karui buvo susprogdintas. Ir čia dar galite išvysti iš tiesų ir liekanų to senojo švyturio. Labai gaila, nes tai buvo tikrai įspūdingas švyturys, dar vadinamas Raudonoju Kristupu. Ir 1953 metais buvo pastatytas jau šis švyturys. Ir tai tarnavo jis kaip laivų gelbėjimo šviesa. Ir jame buvo įmontuota Frenelio lempa, lęšis, kuris švietė, ir iki šioliai žmonės prisimena tą įspūdingą šviesą, kuri tiek daug metų švietė į nidiškių langus, tačiau vėlgi prieš kelis metus ta žymioji Frenelio lempa buvo užgesinta ir šiuo metu yra įmontuota
jau moderni įranga. Dabartinis cilindro formos gelžbetoninis Nidos švyturio bokštas iškilęs virš jūros lygio 79 metrus. Jis siunčia baltos šviesos signalus, kurie matomi jūroje net už 41 km. Specialus sutartinis signalas informuoja jūreivius, jog čia nėra uosto. Šiuo metu švyturys veikia automatiškai ir nebeturi švyturininko, kuris lig tol buvo itin svarbi figūra. Vasarą yra atvertas švyturys lankytojams, į jį galima užlipti. Čia atsiveria tikrai įspūdingas vaizdas. Tiek į jūrą, tiek į marias. Ir mes sulaukiame labai daug lankytojų, tiek vietos gyventojų, tiek turistų. Ir šiuo metu užsienio turistai taip pat mėgsta čia užlipti, pabūti. Čia galima tiesiog pasivaikščioti po apylinkės. Ir tokio vaizdo, koks atsiveria iš Nidos švyturio, jūs neišvysite niekur daugiau. Atsisveikinu su jumis iš nuostabiosios Neringos ir kiekvieną raginu čia atvykti ne tik tai pasigrožėti gražiais kopų ir jūros vaizdais, bet ir aplankyti čia esančius muziejus, kad galėtumėte susipažinti su tikrai labai turtinga Kuršių Nerijos istorija. Ačiū, kad keliavote drauge su manimi. Nepamirškite keliauti ir kitą šeštadienį į dar vieną Lietuvos muziejų. Iki!